Labą dieną visiems, kas mane klausosi. Dabar yra 2009 metų Liepos 1. 2009 metų Liepos 1. Aš su ta problema, mėly interneto klausytojai, kreipiuosi. Aš pernai metuose važiavau į Angliją, per Ožeškienės gatvės firmą Kaune 75 Kaunas. Tai va tokia istorija buvo. Mes susimokėjom viską sąžiningai, išvažiavom kaip padorūs žmonės. Mums susitarė į Londoną, kad nuveš. Bet nuvežė į Tinklį. Mes pabėgom į Londoną, nes norėjom į Lietuvą pabėgti. Nes matėm, kad nieko čia gero nebus. Tai va, aš nežinau, ko jie užsišiko būtent ant manęs. Aš, pavyzdžiui, jiems nieko nepadariau. Tada jie pradėjo mane ir Londone persekioti, gaudyti, buvo pagavę vieną kartą, nežinau. Galbūt jie norėjo mane paleisti, galbūt jie norėjo mane paleisti. Aš nežinau, bet jie mane paleido. Grįžau su jų samdytais žudikais, grįžau. Vienas mane pasigailėjo. Tai va tokia istorija. Grįžau nuo lapkričio 9. Ir beveik dabar nuo to laiko sėdžiu namie. Esu sekiamas, persekiamas. Nežinia už ką. Lyg tai ir būtų nori. Bet tūkstančiai praranda būtus ir dėl to nežudoma. Tai. Gal tik mane vieną, o gal visus ir mano tėvus, gal aš čia turiu būti pirmas. Nesvarbu. Lai mane nužudo arba aš nusižudysiu. Bet tai tikrai istorija, žmonės žinos. Tai va tik norėjau pasakyti. Tai tas buvo spalio 30 išvažiavom. Po visų bėgiojimų lapkričio 9 grįžau iš Anglijos. Tai aš nežinau. Tai va tik tiek noriu visuomenį informuoti. Trumpai. Kiek čia dar tų įvykių buvo, tai čia romaną gerą gali sukurti. Yra kai kas turi sutartys, viskas. Jeigu kas man atsitiks, aš kiekvieną trečiadienį išeisiu į eterį, kiekvieną trečiadienį. Jeigu kas, tai reiškia nusižudžiu arba mane nužudė. Tada nėra, tai. Tada jau veiks kiti, bus sutartys žiniasklaidai pateiktas ir visa kita. Tai va tik tiek. Iki kito trečiadienio papasakosiu, ką per savaitę nuveikia.